Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Kas yra tas, kuris save žemina taip, kad būtų išaukštintas? Iš tiesų atsakymą girdėjome pirmajame skaitinyje. Girdėjom, kad nusižeminusieji jį garbina. Garbina, tai reiškia adoruoja. Kas yra adoracija? Mūsų katalikiškoj kultūroje, kai išgirstam žodį adoracija, tai turbūt pirmiausia galvojam apie maldą prieš švenčiausiąjį sakramentą. Tačiau išties ne visos maldos prieš švenčiausiąjį sakramentą yra adoracija. Ir nors švenčiausias sakramentas mums gali padėti adoruoti, tačiau nebūtina buvoti prieš švenčiausią sakramentą, kad adoruotume. Kas iš tiesų yra adoracija? Adoracija tai pažinti Dievą kaip mano kūrėją. Įsisąmoninti, kad Jis yra kūrėjas ir dabar mane kuria. Tai iš tikrųjų pažinti, kad aš be Dievo esu niekas. Pažinti savo būties trapumą. Taip, aš esu, tačiau aš galėčiau ir nebūti. Iš tiesų tik tais Jis yra, tik tais Dievas yra tikrąja šio žodžio prasme, o visa kita atsiranda. Jis yra. Žinot, Senajame testamente Dievas būtent taip save ir apreiškia Mozei. Aš esu tas, kuris esu. Štai kodėl žydai nedrįsta sakyti aš esu. Žinot, pavyzdžiui, net mergelė Marija, jinai nesako, aš esu viešpaties tarnaitė. Jis sako, štai viešpaties tarnaitė, tiesie man pagal tavo žodį. Tik Dievas yra. Kai turiu tokią laikyseną, kai taip adoruoju, kai pažįstu Dievą kaip kūrėją, kuris yra, o save kaip kūrinį, kuris atsiranda, tada aš sėduosi į paskutinę vietą, kaip girdėjome Evangelijoje. Nes suprantu, kad tai yra būtent ta vieta, kuri man priklauso. Aš suprantu, kad aš be Dievo esu niekas. Ir adoracija, tai iš tiesų, galima sakyti, tai nuolankumas prieš Dievą. Ir nuolankumas, mato, tai nėra save žeminti, ta prasme, kad save menkinti. Atvirkščiai, tai pripažinti savo kilnumą. Štai kas yra nuolankumas. Pripažinti savo kilnumą, kad aš kylu iš Dievo. Tai yra adoracija, tai yra nuolankumas. Nuolankumas tai yra pripažinti tiesą. Šventasis Tomas Akvinietis taip apibūdina nuolankumą. Sako, nuolankumas tai tiesa. O tiesa tokia, kad aš nieko neturiu, ko nesu gavęs iš Dievo. Įskaitant mano būtį, įskaitant tai, kad aš apskritai esu. Ir jei Dievas nenorėtų, manęs nebūtų. Bet tai, kaip aš visiškai priklausau nuo Dievo, žinot, Jėzus apreiškė Švento Jono Evangelijos 15 skyriuje, kai sako, aš esu vynmedis, o jūs mano šakelės. Aš esu vynmedis, aš esu tik Jėzus yra, o aš atsirandu, aš esu šakelė. Be manęs jūs nieko negalite padaryti, po to sako Jėzus. Aišku, nieko gero negalime padaryti blogą mes galime. Kad blogą padaryti, tai ir stengtis nereikia. Tačiau, kad gerą taip, be Jėzaus negaliu aš nieko gero padaryti. Taigi, kai aš adoruoju viešpatį, kai sėduosi į paskutinę vietą, pripažindamas, kad tik Jis yra, o aš nuo jo visiškai priklausoma savo būtimi, tarsi šakelė priklausoma nuo vynmedžio,
tada aš išgirstu Jėzų, kuris sako, bičiuli, pasislink aukščiau. Dievas savo užmojį apreiškė nusižeminusiems. Tai girdėjom pirmajame skaitinyje. Tas Dievo užmojis tai yra būtent tai. Dievas nori, kad aš būčiau jo bičiuliu. Nori užmėgsti su manimi draugystę ir ją vis gilinti. Štai toliau, Jono Evangelijos 15 skyriuje Jėzus sako, jūs aš draugais vadinu. Pirmą sakė, šakelėm jūs vadinu, o dabar draugais. Kuris save žemina, bus išaukštintas. Kuris save laiko mano šakele, taps mano draugas. Kuris su manimi bendrauja klupomis kaip su kūrėju, bendraus su manimi veidas į veidą, kaip su draugu. Žinot, šventoji trejybės Elžbieta Karmelitė apie maldą sako taip, jinai taip apibrėžia maldą. Sako tai bendrystė tarp to, kuris nėra manęs, ir to, kuris yra Dievo. Tai draugystė iš tikrųjų tarp kūrinio ir kūrėjo. Todėl, kai mišių pradžioje daužėmės į krūtinę ir sakėme, esu kaltas, esu labai kaltas, ir kai mišių pabaigoj panašiai sakysim, nesu vertas tavęs, kad ateitum į mano širdį, tai nėra menkavertiškumas. Atvirkščiai, tai yra adoracijos laikysena, tai yra pripažinimas savo kilnumo ir pripažinimas, kad be tavęs Viešpatie aš esu niekas. Tačiau tu nori ne tik, kad aš būčiau, kad egzistuočiau, bet kad mes būtume tavo draugai. Ir nepaisant to, kad esam vargšai, nusidėjėliai, dabar tu mus kvieti į savo puotą.